Oi, sveiki. Kadangi jūs matėte mane po biškį pradedant freerunų užsiimti, aš šiandien jums papasakosiu, kaip atlikti patį paprasčiausią freerunų judesį. Galima naudoti ir parkūrę, taip pat ir trickingė labai populiarus. Tai bus roll over, rollas. Visų pirma, susiraskite kuo aukštesnę vietą. Nedarykite nuo tokios aukščios vietos kaip aš. Aš jau esu ištreniruotas profesionalas ir aš žinau, kaip atlikti patį rollą. Man niekada neskauda čiurnų. Niekada, nes aš labai gerai darau rollą. Taigi, rollo esmė aukštis. Galit nuo aukštai, galit nuo žemai, bet nuo taip aukštai nedarykit pradžiai. Taigi, atsispyrimas. Labai patogiai įsitaisot, kad kėdai būtų per dideli ir būtų išlindę pirštai, va tai va. Kad būtų patogu paslysti. Nes kai paslysti rolas tikroviškesnis, atrodo, kad nepavyko triukos, o čia reikia rolą padaryti. Taigi, pritupi, tai va. Susirandi, kur nusileidi, apsižiūri, ar nėra jokių fakelių ar ko nors. Išsitiesi ir šoki. Galiu pakartoti. Sulėtinti, prašyti. Sulėtinti. Atsiminkit, nedarykit nuo taip aukštai. Nes sveikata yra pats svarbiausias dalykas. Tai buvo rolas.